Sveiki! Daugelis iš mūsų mėgstame gamtą, tačiau tikrai ne kiekvienas pagalvojame, kad vaikščiodami miškais, pievomis galėtume papildyti savo vaistinėlę vaistažolėmis. Tad šį kartą sužinosime ne vien kaip ir kada rinkti vaistažolės, nuo kokių ligų galėtume mes gydyti su jomis, bet ir kaip burtis iš žolelių. Lietuviška vasara nors ir trumputė, bet turtinga savo vaistinių žolelių gausa ir įvairovė. Augalai skirti žmogaus sveikatai stiprinti pradedami rinkti pavasarį. Kaip pačiam susikurti vaistinėlę iš pievose augančių augalų, pataria žolininkė Dalia Petraitienė. Mes turim šitą trumpą sezoną, kas mūsų, kiek čia 4 mėnesiai nuo gegužės iki rugsėjo. Tai 4 mes tos mėnesius, kuriuos mes pilnumoje turime galimybę apsirūpinti augalais kitam sezonui. Tai mes ir išnaudojam tos 4 mėnesius. Aišku, geriausia yra pavasarį, kai visa ta energija, visas susikoncentravęs augalas, kai jis pradeda dygti. Tai čia yra geriausia, bet kai dabar mes renkam atolą, atolinės dilgelė atolas, visi daržuose, kai išdygsta nauja žliūgės daigelis, balandos, asiūklis išlenda ir renkam. Yra pagrindiniai augalai, kurie nori mums padėti, kurie auga šalia mūsų pievose. Tai toks yra augalas dilgelė. Didžioji dilgelė. Sakoma, kad dilgelė vertingiausia yra anksti pavasarį, bet tas pavasaris ankstus praeina labai greitai. Ir toliau tęsiasi vasarą. Dilgelė užauga. Ir čia yra, matom, dilgelė su sėklomis. Aš naudoju visą dilgelę. Tiek jie jauna. Nes va čia aš parodysiu, kaip ta jauna atrodo dilgelė. Aš renku atolą, kai dilgelę mes nupjaunam. Pamiškėse. O kaip jinai jum nedilgina? Aš jau augalus ant tiek myliu, kad ir mane augalai myli. Vat reikia visą šitą žoliavimą pradėti ir tą kontaktą su augalu, su žeme, kad jinai yra kaip gyva. Jo, kad jinai gyva pulsuoja. Tai va, jūs ir paimkite paprasčiausiai ir palaikykite rankoje. Matote? Tikrai nedilgina. Tikrai nedilgina. Čia yra jauna dilgelė, kurioje yra daug mikromedžiagų ir mikroelementų, nes dilgelės chlorofilas atitinka žmogaus kraują sudėtį. Tai aš dabar padariau arbatą, kurią užpiliau ir noriu parodyti skirtumą. Va čia užpilta yra dilgelė. Aš nežinau, ant kiek jūs matyti, kokia jinai skaidrumo ar kaip jinai valo mūsų kraują. O čia aš užpiliau čiobrelį ir matot, visiškai yra skirtumas, skaidrumas. Ant kiek yra šita dilgelė, kokio skaidrumo ir kiek yra kiti augalai. O užpilt, kokios proporcijos? Nuo stiprumo, kokio nori stipresnės? Kokio norite stiprumo? Paragaukim, būtinai paragaukim. Ta skanėje. Bet, o čia nei cukraus nieko nereikia dėti? Ne, aš labai noriu, kad mes ją ragautume be nieko. Jūs paragausit, ant kiek yra jinai skani ir kiek jinai turi visas medžiagas ir mikroelementus. Paragaukit. Bet neatskirčiau, čia dilgelė. Čia specialiai su sėklomis čia dar sėklos dar bręsta, bet pas mane jau yra sudžiovintos sėklos. Sėklos yra geležies šaltinis, ir kurias mūsų organizmas įsisavina. Jeigu kam trūksta geležies, mes sėklas galima, norma dienos yra pusė arbatinio šaukštelio sėklų, geležies norma. Mes galima barstyti ant kokio tai sumuštinuko, duonytės sviestelis ir užsibarstyti dilgelės sėklų. O čia aš padariau su medumi. Nes maistinga medžiaga iš dilgelės sėklos į kraują įneša medus.
Ir čia po pusę arbatinio šaukštelio dar susimaišom. Ir dabar, kai yra šviežio medaus, mes galim jau prisirinkti dilgėlius. Mes prisikarpome, sudedam į medžiaginę kokią tai audinį, parišam šiltoj vietoj, pakabinam ir jos išdžiūna. Ir po to mes nubraukiam ir per kiaurą samtuką sutrinam. Ir mes turime va tokias sėklas, pabarstukus. Aš paėmiau duonos, atpjausim. Taip, duonos. Nu, čia avokadas, aš dabar sviesto. Oi, užtepsim, nes avokade yra daug baltymų. Ir dabar mes uždėsim dilgėlių. Reiškia, jas galima net ir va taip nedžiovintas. Taip, aš noriu paaiškinti žiūrovui, kad jisai žinotų, kad jeigu jis turi duonos ir sviesto, ir jis yra sode, gamtoj kažkur tai, ir jis nežino, kad jam nereikėtų eiti į prekybos centrą, kad jis iš gamtos gautų žalumos ir jis galėtų pasigaminti daug vitaminingo maisto turinčio. Ir dabar, va, gaunasi toksai, ir aš duosiu paragauti. Va, galiu ir su džiovintų jau uždėti, kad jūs pajaustumėt skonį. O kokios vertingesnės? Ar džiovintos, ar kai dedi žalias dar? Vertingumas toks pat? Nu, aš taip galvoju pati, kad čia yra geležies tiek toj. Aišku, geriau būtų, kad mes tą žalę valgytum, bet mes esam šiauriečiai, kurie turim 4 metų laikus ir kur mes turim vasarą tik tos 3 mėnesius, tai mes turim tą žalę valgyti labai trumpą laiką, tai mes turim ir prisidžiovinti. Nu gerai, prašau, paragaukite. Nes po to aš norėsiu dar kitas sėklas valgomas pristatyti. Faktiškai tikrai, kad mėsos nereikia. Žalumos užtenka. Laukinė morka. Va, galit sutrint lapą. Sutrint lapą ir pasižiūrėti. Čia builis laukinė morka. Paostykit, grinai morka. Ir atolo lapeliai peraugę jau yra neskanus, bet pavasarį jauni. Arba po to atolo pilnumoj mes galim ją, aš nežinau, kiek žmonės pažįsta ją, pasismulkinti. Ir pilnumoje ant sumuštinuko laukinę morką dėti, laukinę augalą. Jis žydi baltai žiedais. Čia aš pririnkau vėlgi irgi atolinės šitos kiaulpienės, kuriuos mes lapelius galime irgi susmulkinti. Kartumas iš kiaulpienės yra tai ta vagysla, kurią galima išpjauti. Ir juos valgyti lapus ir žalius, ir džiovintus. Ir jie skystina kraują. O kaip mes juos džiovinam? Džiovinam arba turim šiltoj palėpiai, arba mes turim vasarą kokį kambarį, kuriame nėra saulės ir mes sudedam ant kokio tai natūralaus audinio arba popieriaus tamsiam kambarį ir džiovinam. Žliugė tai yra žolytė, atrodo, Dieve, auga daržuose. Auga daržuose, jo. Jo. Ar jūs ragavot žliugę? Ne. Nu, vat, paragaukit. Pas mus tai yra tokia nuostata, kad žliugė tai yra žolė, tai nu, nereikalinga man tokia. Jo, kad jinai ne mūsų draugas, bet iš tikrųjų žliugė tai yra grinai špinatas. Patvirtinkit. Skonis grinai špinato. Špinatas, salota. Salota, vat man salota. Tai ją irgi mes galim ant duonytės. Taip, pilnumoj ant duonytės. O jeigu kaip jau kas, aš pavyzdžiui, jau taip daug dirbu, tai aš randu pievą, iškart ją suvalgau ir man ten, žinai, o šiaip tai aš padarau tokios visokias užtepėlės balandą. O kai dar balanda yra jauna, jūs irgi paragaukite jos lapus. Nu, žinokit, jaunos balandos irgi grinai špinatai skonio. Grinos salotos. Jo, nebe. Čia jau tokia paaugusi, bet jaunučiai lapelė tai ypatingai skanus. Nu, šita tokia aštresnė biška, truputį negu šita. Nu, matote, kas yra, jinai jau vyresnė, suprantat, jinai jau tokia jau saugusi. Bet kai yra jaunos balandos,
kad žmogus į ją žiūrėtų kaip į salotą. Ir tiesiog, kai jis savo daržą ravi, kad jos neišmestų ir panaudotų maistui. Galima jas troškinti prisirinkus. Kai bulvių daržuose pilna tokių balandų būna į rudenio pusę. Aš tai renku sėklas ir džiovinu, nes balanduose irgi yra labai daug mikromedžiagų ir mikroelementų. O va šitas, kur jau pradėjęs bręsti žiedas, jas prisirenkam ir galim troškinti. Jo. Galima daleiskim šverti kokias bulves ir paskui dėti šito augalų pririnkus ir troškinį daryti. Jei kūną kankina skausmai, nebūtina griebti skausmą malšinančių tablečių. Natūralių vaistažolių galite pasirinkti gamtoje ar sode, mėtos, vaistinės melisos, diemedžio šakelės su lapais. Šie ir kiti per vasarą sukaupti ir išsaugoti žolynai gelbėja netikėtai susirgus. Vieni peršalus, kiti karščiuojant, treti sutrikus virškinimui ar užpuolus kitam negalavimui. Net jei jums atrodo, kad apie vaistažolės nieko neišmanote, žolininkė patarė nenuleisti rankų. Visų pirma, atgaivinkite atmintį, tikrai pažįstate keletą augalų, tad prisiminkite, ką esate apie juos girdėję. Dabar yra pilnos pievos, pagriovėjai ir čia yra vingiorykštė. Vingiorykštė. Šitas augalas yra aspirinas, jau dabar pripažintas ir mokslininkų, skystina kraują. O mes šiauriečiai, kurie pagrindė mintam šitais gyvuliniais kilmės baltymais, tai yra mėsa ir pieno produktais, mums yra, daugumo yra tirštas kraujas. Ir mums yra, ta problema, kad su kraujagyslėm, nes pirmą vietą pagal ką išeina žmonės iš šios žemės, problema su kraujagyslėmis. Tai šitą augalą mūsų žmonės turėtų pažinti, kai pavasarį sušilus orams pasirodo lapai, o lapai yra, senoliai mūsų iš jos lapų pavasarį, ką tik pasirodžiusių, virdavo barščius. Ir jūs įsivaizduokit, kokie barščiai. Jūs įsivaizduojat, kokio skonio. Anksti pavasarį, gegužės pradžioje mes turim nuostabų augalą, jeigu dar mūsų daržuose dar nepasėta, o laukiniai gamtoj antiek yra tobula, auga vingiorykštės lapai ir mes, jeigu juos pažįstam, žmogus lengvai atskirs, jeigu jis sutrins tą lapą ir agurkais šviežiais. Dabar neseniai pradėjo pievose, pasirodė jau žiedai, bytkreslė čižmas. Toks senas augalas. Bytkreslė čižmas yra vienas žiedukas, senovėje močiutės duodavo savo anūkams medaus šaukštelį, dėda paslėpė ir duoda šitą vieną žieduką nuo parazitų. Jinai naikina organizme parazitus. Galima prisirinkti tokias plokšteles ir turėti ar pasikabinus, ar kažkur susidėjus ir įsitraukti žieduką suvalgiai. Galima duoti ir gyvūnams, daleiskim, ir kačiukams, šuniukams į maistą įdėti ir nuo parazitų, valo parazitus iš organizmo. Sukardžolė yra už valerijoną kelis kartus stipresnis augalas ir jis lėtai atpalaiduoja širdies raumenį. Ir kai šitam žmogui, mūsų skubančiam, lekiančiui, skubančiam, aišku, nežinia, kuris ten skuba ir lekia, karts nuo karto būtų gerai išgerti šitos arbatos. Tais tarybiniais laikais ligoninėse žmonėms duodavo po mažą stikliniuką, atnešdavo išgerti visiems prieš miegą, nes jis neturi šalutinio poveikio ir jis lėtai atpalaiduoja. Puodukui reikia vieno lapelio, labai nedaug. Jis yra kartoko skonio, šitas augalas, ir gerina tulžies išsiskyrimą. Ir svarbiausia, kad jis lėtai atpalaiduoja širdies raumenį. Čia yra asiūklis. Jis auga tikrai, kas turi daržus, pa žmonės irgi siūlosi visiems labai padėti žmonėms. Daržuose mes jo tikrai turime ir pamiškėse. Ir jis yra šiurkštus, va, jūs galite pažiūrėti. Matote? Toks pjaunantis. Taip, jeigu miške mes pamatysim šitą augalą asiūklį, jis yra ne tiek šiurkštus. Pas jį yra mažiau silicio. Tas šiurkštumas tai yra tokia elementas silicis. Silicis, jeigu mes iš jo darom arbatą, silicis mūsų tulžies pūslėje iškedena akmenis. Profilaktiškai iš šito augalo gerti arbatos, tikrai patartina.
dar jis turi, tas silicis, kai mūsų organizmas pavargsta, išsenka, jis atstato su savo šitų mineralų kiekiu mūsų organizmą. Čia yra, matote, atrodo, paprasčiausia aviža. Kas ta aviža? Aviža tai toks augalas ir senovai, aš skaičiau tokį apsakymą, kai žmogus buvo labai išsekęs ir jį girdė avižų arbata. Ir jis išsekusiam organizmui, yra mikromedžiagos ir mikroelementai, atstato žmogaus išsekusi organizmą. Bet aviža ta, kuri, suprantate, auga ne... Dabar aš kiek važiavau, laukai yra pravažiuota, nupurkšta tuo chemikalu. Reikia, kur auga pa žmogų, išdygsta, kur ir prieš žydėjimą, kad jinai nebūtų nupurkšta chemikalais. Varnalėša turbūt yra augalų lėdė, mes tikrai ją ant sumuštos vietos, dedam tą pusę šiltąją, tą išvirkščią, tą šiltąją pusę. Prisidedam ir Taip. Čia sumuštas vietas. Taip, ant sumuštos vietos. Daleiskim, jeigu žmonėms skauda sąnarius, dedam ant kelių, bet dedam būtinai, jeigu dedam ant vieno, būtinai dedam ir ant kito kelio. Skauda sąnarius, skauda, va čia yra mažesni lapai. Jeigu mums skauda rankų sąnarius. Nesuprantat, kaip yra? Dabar mes turim pilnumoj šitų augalų pilnos pievos. Ir kai mes tiesiog parsineškim ir užviniokim kokio tai lininio augalo. Galim dar kokio aliejuko, medaus įsitepti, kad pagerinti. Jinai tiesiog tokia kaip ištraukia tą visą procesą uždegiminį malšina. Tiesiog net jaučiasi, turi traukiančių medžiagų, galit užsidėti. Ir jeigu yra žmonės, dirba saulėje, jiems labai skauda galva, paėmė, užsideda ir užsiriša ant viršaus skarelę. Žolininkė tikina, kad kiekviena šeimininkė namie privalo turėti bent po keletą vaistažolinių augalų maišelių. Ramunėlė, kuri ramina, daleiskim mamos, kurios augina vaikelius, tos ramunėlių arbatos duokim, tegul geria ir, žodžiu, ir vaikeliai bus ramus ir mamos bus ramios. Jeigu mums ten akyčių koks uždegimas, valosi organizmas, dedam kompresiukus. Tai va, toks pirmas augalas, ramunėlė turi būti. Tada mes tikrai turim prisidžiovinti medetkų. Tai irgi, daug kas ir augina, tai nuo įvairių uždegimų. Profilaktiškai mes irgi turim ją gerti. Kaip arbatą daryti? Taip. Ramunėlė, medetka, būtinai asiūklis iš va šitų pagrindinių, asiūklis. Tada mes turim tikrai daug dilgėlės, kad kraujas mūsų būtų švarus. Tada, jeigu kas sakys, dilgėlė tirština, tada būtinai tiek pat prisirenkam ir kiaulpienės lapų. Lygiai tiek pat dedam į arbatą, kieno tirštas kraujas, pagrindiniai. Va šitie augalai. Ir tada būtinai mes turim prisirinkti, parodysiu. Čia toks. Va šitas augaliukas. Kraujažolė. Va, jos pilna auga. Kraujažolė, pažiūrėkit, lapas, kraujažolė, tai aišku, viskas, kas yra kraujo, kaip kapiliarai. Ir mes dabar buvom vaikų stovykloj, ten vaikelis susigavo ranką, tai sutrinėm, ten žaizda buvo, iškart ant žaizdos susidėjo, sustabdė kraujavimą, ant žaizdelės iškart dedam, dezinfikuoja žaizdą. O čia yra, jeigu yra su kraujotaka problemų, mes turim šitą arbatą irgi profilaktiškai, kad mūsų kraujas būtų švarus. Raschodnikas, šliaužiančioji tramažolė, apie kurią kalbėjau, kad galima auginti kaip gėlę. Jinai skystina gleives.
irgi mamos, kurios vaikelius, kad prisirinktų. Jinai gegužės mėnesį žydi geltonais lapeliais. Va, matot, laukiniai, kaip atrodo dirvoj, o kaip jinai va dabar čia laistoma, labai graži. Aišku, poveikis yra daug geresnis tos laukinės, jinai stipresnė. Visada augalo savybės tos, kuri sunkiau išgyvena. Labai stiprinau imunitetą. Va, šių metų yra prisirinkti aviečių stiebai su lapais. Tai va, labai skani arbatėlė vaikučiams. Dar noriu pasakyti, kad vaikučiams labai irgi gerai ir vaikučiams, ir dideliems vaikučiams žemogės lapai labai daug geležies stiprina organizmą. Jeigu mamos tokios va, padarys mišinukus, žemogių lapų, aviečių stiebai, tramažolės, ramunėlės, va tokį mišinuką turės žiemai. O dabar kviečiame suklusti šeimininkes. Prisirenkam asiuklių, taip plaunam indus. Ir šiaip galim, jeigu soduose, kas gyvena vasarą, parsinešti tiesiog. Ir plius kvepia labai. Bet įsivaizduokite, indai plaunami su šitokiais. Gamtoj tai čia iš vis. Net juvelyrai sidabro dirbinį šveičia su juo. Nuo senų senovės žmogus ieškojo augalų, kurie padėtų priimti sprendimus ir leistų pažvelgti į ateitį, ypač meilės srityje. Tikriausiai visiems vaikystėje yra tekę burtis ramunės žiedlapiais ir klausti myli ar nemyli, sugalvoti norą ir pūsti pienės pūkus. Todėl buriantis augalai svarbiausiai tikėti visą širdimi tuo, kas daroma. Ramunė labai daug ką reiškia. Seniau taigi būdavo iš vis ramunė, tai tokia deda į knygutę, deda berniokai būdavo, deda, tai yra ne berniokai, o mergiotės, deda berniokam, dovanoja tą gėlytę, sudžiavintą gėlytę ramunę. Tai tokia reiškianti nekaltybę, tokia tyra meilė, tokia, nu, va, sakau, tą tyrumą. Ir labai dažnai seniau ypatingai, aš žiūriu, kaip būdavo seniau mergaitės, tai džiovindavo gėlytės. Ir kiekviena gėlytė reiškia kažką, ne taip savo, kad va, ant juoko. Vieną tai dovanodavo kaip neapykantai, o kitą dėl to, kad neužmirštų, daleiskim, neužmirštuoliai, taip ko gero ir vadinasi. Ir ją jau ir įdėdavo, kad jau neužmiršk manęs. Rožė žiedelys, kad tikrai myli, nes raudonas spalva tai yra meilės spalva, jinai tokia aistros spalva. Ir jeigu dovanoja kokią, seniau labai buvo kažkodėl, tai buvo geltona spalva, tai jau tokia, jau pasakė, kad tikrai meilės nėra. Geltona spalva tai reiškia saulė ir aš galvoju, man tai irgi labai patinka saulė, bet jau seniau, jeigu berniukas mergaitė arba mergaitė berniukų geltona kokią gėlę padovanoja, tai reiškia kažkokia jau neapykanta, įsiskyrimą reiškia. Bet koks žmogaus charakteris tokia, jis ir puokštę atsineša. Kitas porą į dešinę, porą į kairę, taip ir gėlytės jo susideda. Toks, jeigu vienišis, jeigu jisai kažkoks taip piktas, jo, žinokit, gėlė neguls taip, neguls, nebus tokia graži puokštė, nes jo mintys bus išblaškytos. Jis tikrai susidės puokštė tokia, ne ta, iš karto matosi. Žmogus puokštę susiskina tikrai pagal save. Visais laikais žmonės troško mylėti, būti mylimi, išsaugoti meilę. Neretai pagalba pasitelkdavo burtus, magiškus užkalbėjimus, stebuklingas žoleles, patiekalus ir gėrimus. Nereikia tuo aklai tikėti, bet galima pažaisti. Tai ką man dabar daryti čia, jeigu jau aš norėčiau pasiburti su tom gėlėm? Pirmiausia, reikia susiskinti puokštę ir puokštę skinti reikia tokią, kokią tau tikrai, gėlytę tokią, kuri tau tikrai prie dūšios. Žodžiu, neskink nei vienos gėlės, kuri tau nepatinka. Žiūrėkit, kokia graži jūsų puokštė, be galo graži, be galo viskas sueina į vieną vietą. Vat balta spalva tokia yra, tai yra teisybės, nekaltybės spalva ir jinai labai daug išreikšta pas jum. Todėl, kad jūs esat, ko gero, labai teisinga moterė, nes taip surinkti baltą, vat, kaip kraujažolė, vat, tokia, jinai viską apimanti.
irgi tas pats, va, žodžiu, pas jums beveik visos gėlės yra ne tai, kad viena išmėtyta į visas pusės, bet taip surinkta, subūta, tai taip ir gyvenimas pačios. Spėti ateitį iš gėlių žiedų nereikia jokių ypatingų žinių ir įgūdžių. Jų atsakymas būna labai trumpas ir aiškus. Kita vertus, būtina atsiminti, kad mes patys esame savo likimo kūrėjai ir galime keisti savo gyvenimo kryptį, kaip panorėję. Tai buvo viskas. Tikimės, kad papildėme jūsų žinių bagažą. Jei gaminate kažką savo rankomis ar turite kažkokių pasiūlymų, rašykite mums info@gntv.lt. Iki.